Labai džiaugiuosi, kad esi čia. Kalbant apie jausmingumą ir pasitikėjimą savim, pastebėjau, kad dažnai yra emocinių ir fizinių problemų, kurios trukdo mum jaustis taip, kaip norim. Dažnai tai apibūdinam kaip užblokuotą arba įstrigusi jausmą. Todėl daugelis moterų tiesiog ignoruoja seksualinį švietimą ar mokymasi ką nors naujo. Kai kurios nusprendžia nusipirkti kursą, bet vis tiek ir toliau teikia pirmenybę kitoms savo gyvenimo užduotims ir tiesiog neranda laiko. Tai iš tikrųjų yra blokas. Kitos moterys dažnai bando pasiekti, kad jaustųsi seksualios ar jausmingos pirkdamos apatinį trikotažą arba gal makiažą, ar pataikauja partneriui, daro viską dėl jo. Tačiau tai yra tokie greiti sprendimai, kurių iš tikrųjų neišsprendžia tikros problemos. Tai štai ir paslaptis. Pamirškite paviršutiniškus dalykus ir atsakymų ieškokit savo viduj. Jūsų labiausiai pasitikintis jausmingas aš slypi jūsų gebėjimą giliai bendrauti su savo vidiniu pasauliu ir jį puoselėti. O sakydama vidinis pasaulis, turiu omeny tavo kūno pojūčius, emocijas, jausmus, kvėpavimą, ryšį su savo kūnu, su savo vagina. Būtent tas ryšys jūs nuves į tą jausmingą, atkuriamą atsipalaidavimą, į tą tikrąjį jausmingumą. Kai iš tiesų išmoksi būti su savim, naudodama šias praktikas, tas jausmingas, atkuriamasis atsipalaidavimo praktikas, tai taps lengviau užmegzti ryšį su savo jutiminė energija ir ją išreikšti. Taigi kviečiu pradėti tas 5 magiškas pamokas, kuriuose nusivesiu tave giliau vidun. Pakviesiu tave į nuolatinę gyvenimo vasarą, į tą atsipalaidavimo būseną, džiaugsmo pojūtį ir jausmingumą. Jeigu dar manęs nežinai, mano vardas Žydra Geštautaitė, jausmingo gyvenimo trenerė. Tantra mane pakeitė ir atvėrė daugiau malonumo gyvenime. Ir supratau, kad malonumas gydo ir pakrauna gyvenimą, kuris yra grindžiamas ne išgyvenimu, o plėtra, klestėjimas. Mes norim to gyvenimo. Neišgyventi, mąstyti gal labiau siauriau, o labiau per malonumą išsiplėsti ir mąstyti plačiau, tai yra klestėti. Taigi labiausiai mėgstu moterim padėti įveikti gėdos, kaltės, baimės ir nepasitikėjimo savimi blokus, kad jos galėtų pamilti save iš vidaus ir iš išorės. Ir ši 5 pamokų kelionė, praktikų, ir yra tam skirta. Taigi mano tikslas, kad tu per šitas 5 praktikas atrastum tą gilų, ramų ryšį, pokalbį su savo kūnu, su savo vagina, su savo jausmais, visais pojūčiais. Atsistatytum ryšį su kūnu, atrastum savo balsą, savo jausmingumą, pasitikėjimą savim. Ko tau reikės? 5 dienas skirti po valandą laiko sau, netrukdomo laiko sau. Taigi daryk šitą praktiką tada, kada žinai, kažkas neįrėks į tavo kambarį, neprašys mama padėk kažką ar padaryk. Turi surasti valandą laiko, kad patirti tą gilų atsipalaidavimą, saugumą. Tai labai labai svarbus dalykas. Antra, ko tau reikės, ar tai jogos kilimėlio, ar tiesiog kilimėlio, daug pagalvių ir galbūt didelį rankšluostį, kurį galėtum susukti į tokį bloką, kurį reikės pasikišti po pečiais, kad atvert krūtinę.
Taigi daugiau niekur nereikės tavęs, pagalvių ir kilimėlio. Ok, pirma praktika. Pirma praktika tai yra pirmos čakros praktika – raudona spalva. Daugiau pasitikėjimo savim ir jausmingumo prasideda nuo pasitikėjimo ir saugumo savo kūne, to jausmo, kad jautiesi saugi, būti moterim, išsireikšti. Šiandienos praktika yra skirta šaknies čakrai, pirmai čakrai. Tai švelni vidinio įsisąmoninimo praktika skirta įsižeminimui. Per kvėpavimą sąmoningai į pėdas ir kojas šaknų čakros erdvę atrasi saugumo ir įžeminimo jausmą. Jausmai, kuriuos įtvirtins ši praktika, yra įžeminimas, pasitikėjimas, saugumas. Galbūt galvoji, kad tai skamba nelabai jausmingai, tačiau iš tikrųjų tai yra pats galingiausias pirmas žingsnis, kurį gali žengti. Prieš daugelį metų atradau, kad reikia pradėti nuo saugumo ir pasitikėjimo savimi jausmo, kad atverti jausmingumą ir seksualumą. Taigi laikyk tai savo inkaru, o be tvirto inkaro gali paskęsti jausmingos energijos sraute. Tavo seksualinė ir kūrybinė energija teka per sakralinę čakrą, tai dubens sritis, ir susijusi su vandens stichija, prasminga tiesa. Seksualinė energija yra tekanti ir ritminga kaip ir vanduo, tačiau tu nenori paskęsti jos tėkmėje. Už tai labai svarbu žinoti savo šventą juslinę galią taip, kad ji būtų įžeminta, kad turėtum tvirtus pamatus. Jausmingas žmogus taip pat yra labai stiprus žmogus, neišmušantis lengvai iš vėžių. Taigi mintis ateina, aš esu įžeminta, aš pasitikiu savo kūnu, aš esu saugi. Dažnai kartok šios žodžius. Pakartok ir dabar. Aš esu įžeminta. Aš pasitikiu savo kūnu. Aš esu saugi. Koks tai jausmas? Ką jauti, kai sakai šitas frazes? Priešiškumą? Ar jauti saugumą? Ar nežinai? Įprasta, kad gimdoje vyrauja gėdos, kaltės, baimės ir abejonių jausmai. Todėl pradedam lėtai, pirmiausia užtikrindami saugumą, o tada judame pirmyn su visiška užuojauta savo, su kantrybė savo. Kai pradedi atrasti ryšį su savo kūnu, naudodama jausmingą atkuriamąją praktiką, įprasta, kad iškyla seni prisiminimai ir jausmai. Aš padėsiu tau sukurti erdvę šiem jausmam. Kartais šiems jausmam tiesiog reikia mūsų mylinčio sąmoningumo, kad galėtų išsilaisvinti. Kai leisi šiems jausmam išsilaisvinti tiesioginė prasme, pašalinsi kliūtį tarp tavo ir tavo jausminio pasitikėjimo savim, to seksualumo. Kai pati užčiuopsi savo seksualumą, atsiras ir pasitikėjimas ir gilesnis ryšys su savo kūnu. Taigi šiose praktikose sužinosi apie savo dieviškąjį kūną. Gali pasitaikyti akimirkų, kai kils sunkių jausmų ar senų prisiminimų. Bet aš priminsiu tau praktikos eigoj, kaip juos sutikti su užuojauta. Pasitikėk, kad jau esi nuostabi ir tobula, tokia, kokia esi. Ši praktika skirta tam, kad padėtų tau tapti pasitikinčia ir jausminga, kas jau yra tavo viduje. Tiesiog turi atrasti tai pokalbį su ta dalim savęs, išgirsti.
Šios dienos, šios praktikos afirmacija. Aš myliu savo kūną ir pasitikiu jo išmintimi. Pakartok. Aš myliu savo kūną ir pasitikiu jo išmintimi. Nuolat stebėk, kaip jaučiasi tavo kūnas, kai tai sakai, nes kartosim praktikos eigoje šitą frazę. Ar nekyla dvejonių, priešiškumo, ar priimi tai visiškai kaip šventą tiesą. Šiandienos praktika tai švelni vidinio įsisąmoninimo praktika, kad jaustumėsi saugi ir įsižeminusi savo kūne. Pasiruošk tyrinėti, kaip priimti visus savo jausmus ir leiskis į puoselėjančią kelionę į savo sakralinę čakrą. Šioje erdvėje įprasta pastebėti sunkius jausmus, emocijas ir įtampą. Todėl tyrinėdama šitą ryšį, būk kantri su savim, užjausk save. Jei iškils gėda, kaltė, baimė ar abejonės, pastebėk. Išjaus, nenustumk. Ir žinok, kad nesi niekada viena ir kad esi vedama link meilės ir užuojautos savo, link atvėrimo jausmingumo. Ir kai nebegniauši, nespausi, neslėpsi viduje savo negatyvių emocijų, jos tiesiog atsiskleis ir nebetims erdvės iš tavęs. Jos atsigniauš ir išeis ir galėsi susikaupti ties naujom mintim, kad esi seksuali, kad esi verta, kad jautiesi saugi būt moterimi išreikšti savo jausmingumą. Ir taip šitos emocijos galės tiesiog išsilaisvinti iš tavęs. Šita praktika yra įsisąmoninti savo emocijas be jokio vertinimo ar noro net jas pakeisti. Kai būsi praktikoje, tai tiesiog būk toj kelioniai, išjausdama, kas ateina, pastebėdama dažnai jau jos nebeturi tokios galios. Jaustis jausmingam ir pasitikinčiam savim reiškia taip pat jaustis stipriam. Stipri moteris pasitiki tuo, ką jaučia, užuot abejojusi ar ignoravusi savo jausmus. Tiesiog leis tom emocijom ateiti ir būti, kad ir kaip bus nemalonu. Leis savo jausti ir tom emocijom praeiti pro tave. Taigi pasiruošk kilimėlį, pagalvės ir keliaujame į pirmąją praktiką. Pradėsim nuo jausmingo kratymosi, kad suaktyvinti visą kūną netgi ląstelių lygyje. Taigi atsistojusi, pradėk kratyti rankas. Kairę, dešinę, abi taip intensyviai tiek energijos, pakratyk gerai, pakratyk pečius. Iškratyk absoliučiai viską, ką esi susidėjusi, galbūt šiandien, gal prieš mėnesį, tau kažkas, gal mintis ateina, trukdo. Jaustis laisva ir atverta, kratyk viską iš savo kūno. Pradėk kratyti klubus, klubuose mūsų visa energetika pastringa, seksualioji energija ten. Taigi kratyk rankas, pečius, klubus gerai iškratyk, gali pašokinėti, pakratyk koją atskirai po vieną koją, kairę koją, dešinę koją, pašokinė gerai, iškratyk, išvibruok viską laukų ir viską absoliučiai įjung, kuo daugiau įjungiam savęs, vibruojam, tuo labiau esam magnetiškos, atviros naujom patirtim. Yra terapeutinis įrankis paleisti, kas netarnauja, kas užsilaiko mūsų kūnuose. Gal protas paleido, bet kūnas gal nespėjo paleisti. Jeigu iškratyk
prieš kiekvieną praktiką darysim tai minutę 2. Tiesiog pakratysim kūną, suaktyvuoti, išjudinti visą kūną ir jaustis atsivėrusiai, jaustis gerai ir pasiruošusiai praktikai nuo 45 minučių iki valandos išbūti ramioj būsenoj. Štai suaktyvuojam kūną, išjudinam absoliučiai viską. Kairę koją, dešinę koją, kairę ranką, dešinę ranką, pečius ir intensyviai išjudinam klubus. Judink klubus, pavibruok, paspiruokliuot gali, jeigu nešokinėjai, paspiruokliuok gerai, iškratyk. 30 sekundžių paspiruokliuok, išjudink visą kūną, ypatingai jaus vibraciją klubuose. Išjudink, paspiruokliuok, judink klubus, judink rankas, kojas, visas spiruokliuok, judink absoliučiai viską išjudink. Kratyk, atiduok 100%, jau nebegailėk, liko kelios sekundės, pilnavertiškai atiduok save šitam išjudinimui, šitai patirčiai, šitam iškratymui, išjudink. Žinau, kad gali daugiau, pastumėk save, dar pakratyk. Išjudink dar 5 sekundės. Kratyk viską, kratyk viską, iškratyk viską absoliučiai, įkvėp giliai iš tarpukojo ir atsipalaiduok, nuskenuok savo kūną. Paleisk viską, jeigu dar kažką užlaikei. Ir pasiruošk į šavasanos atsipalaidavimo pozą. Tai idealiausia daryti ne lovoje, bet ant grindų, ant kilimėlio, ar jogos kilimėlio, ar šiaip kilimėlio. Nieko šiai nereikės, nei pagalvės, nieko, jeigu nepatogu nugarai, gali po kelienais pasėti pagalvę, bet kitur nieko šiam momentui nereikės. Tai tiesiog įsitaisyk ant grindų, ant kilimėlio, praskleis kojas į šonus, rankas į šonus ir pasiruošk giliam atsipalaidavimui. Pradėsim nuo kairės kojos pirštų, atpalaiduok kairės kojos pirštus, atpalaiduok kairę pėdą, atpalaiduok kairę blauzdą, kairį kelieną, atpalaiduok kairę šlaunį ir jausk visą kairę koją atpalaiduotą. Pereik prie dešinės kojos pirštų, matyk dešinės kojos pirštus atpalaiduotus, atpalaiduok dešinės kojos pėdą, atpalaiduok dešinės kojos blauzdą, kelieną ir dešinę šlaunį. Matyk visą dešinę koja atpalaiduota. Abi kojos atpalaiduotos, sunkios ir atpalaiduotos. Atpalaiduok tarpukojį, dubens raumenis, atpalaiduok vaginą. Jausk moteriškus organus visus atpalaiduotus. Atpalaiduok pilvą.
Atpalaiduok krūtinę. Atpalaiduok pečius, kairę, dešinę. Atpalaiduok kairę ranką, kairės rankos plaštaką ir jausk visą kairę ranką atpalaiduotą. Atpalaiduok dešinę ranką, atpalaiduok dešinės rankos plaštaką, visus pirštus. Jausk visą dešinę ranką atpalaiduotą. Abi rankos atpalaiduotos, abu pečiai atpalaiduoti. Atpalaiduok gerklę, kaklą, atpalaiduok žandikaulį, gali pajudinti iš šono į šoną, garsą išleisti. Atpalaiduok akiduobes, atpalaiduok kaktą, antakius. Jausk totaliai atpalaiduotą visą veidą, visi raumenys atpalaiduoti. Giliai nusišypsok, pakelk kampučius lūpų į viršų, nusišypsok ir atpalaiduok visą galvą, savo smegenis. Jauskis visiškai totaliai atpalaiduota. Po truputėlį pasiruošk antrai daliai šios praktikos. Labai lėtai iš šitos pozos judės į sekančią pozą. Labai lėtai prisiartink prie sienos, kur galėsi uždėti savo kojas. Tiesiog atsisėsk ar tai kairiu ar dešiniu šonu, kuris tau yra prieinamas, užpakaliu prie sienos, tiesiom kojom ir atsigulk, kad kojos remtųsi į sieną ir tavo užpakalis būtų labai arti sienos. Gali pasidėti po galvą pagalvę, bet daugiau nieko ir nereikia šiai daliai. Gali pasidėti kilimėlį po savim, taigi įsitaisyk ramiai, lengvai. Įsitaisiusi prie sienos, laikyk kojas tvirtai ant sienos, rankas į šonus ir giliai iš pilvo galo įkvėpk ir iškvėpk dar lėčiau, paleisdama viską, atpalaiduodama savo pilvą. Pakvėpuok 3 kartus iš pilvo, jausdama, kai pilvas kilnojasi, pakyla į viršų, išsipučia kaip balionas ir išsileidžia. Nuryk seiles ir iškvėpk. Įkvėpk ir užlaikyk kvėpavimą. Nuryk seiles ir iškvėpk.
Įkvėpk, užlaikyk kvėpavimą, nuryk seiles ir iškvėpk. Padaryk tai dar 3 kartus. Uždėk rankas ant pilvo galo ir vizualizuok raudoną spalvą. Matyk, kaip raudona spalva užpildo tavo pirmąją čakrą, savo pilvo galą ir plečiasi po visą kūną. Jauskis įžemintą raudonos spalvos, pasitikinti savo kūnu, jaus saugumą. Ir keliauk šitom emocijom link kojų. Pėdomis, kojomis matyk stiprias, kaip medžio šaknis, matyk save kaip stiprų galingą medį, kurio jokia vėtra neišvers, jokia situacija neišmuš iš balanso. To šaknis matyk tvirtos, plečiančios giliai žemę. Lyg tavo kojos taptų didelėm giliom šaknim. Jausk ir matyk, kaip tu tvirtai stovi. Pėdos tavo didelės, plačios, lyg ir šaknis laiko tave tvirtai, saugiai, įžemintai. Ir tas įžeminimas ir saugumas duoda tau daug pasitikėjimo savo kūnu. Gali atlaikyti bet kokias emocijas kitos čakros sukuria, nes tu tvirtai stovi ant kojų ir žinai, kad išlipsi iš bet kokios situacijos ir išspręsi, kad tu gali, kad tu esi tvirta, kad tu pasitiki savo kūnu ir jo visom emocijom, kad tu jautiesi saugi. Įsijausk į savo kūną ir pastebėk, kokios emocijos tavo kūne, kada turi tvirtą šaknis, ar gali sau leisti jaustis jausminga, seksualia, jei turi tvirtą pamatą, turi tvirtą šaknis, stovi tvirtai, pasitiki, jautiesi saugi, kaip jautiesi savo kūne. Stebėk savo kūną ir pakartok šios dienos afirmaciją. Aš myliu savo kūną ir pasitikiu jo išmintim. Stebėk, kaip jaučiasi tavo kūnas, kai tai sakai.
Aš myliu savo kūną. Aš myliu savo kūną ir pasitikiu jo išmintim. Aš myliu savo kūną ir pasitikiu jo išmintim. Kviečiu kartoti šią afirmaciją visą dieną, prisiminti. Galbūt dienos eigoj matysi stiprų medį. Apsikabink, pabūk minutę ir jausk jo šaknis kaip savo. Įsivaizduok, kad tos šaknys tvirto medžio yra tavo, kad tau medis duoda tą saugumą ir tvirtumą. Kvėpuok toliau iš pilvo galo. Kojas abi nuleisk į kairę pusę, bet išlik gulėdama ant grindų. Nuleisk kojas į kairę pusę ir išlaikyk savo nugarą tiesią ant grindų. Pakvėpuok iš pilvo galo, iš savo pilvo, įsijausdama į kvėpavimą iš pilvo. Gali uždėti rankas ant pilvo ir jausti pakilimą, kai balionas pilvo, nusileidimą. Ir minutę pakvėpuok šitoj būsenoj. Sugrįžk į centrą, pakelk kojas tiesiai vėl ant sienos. Iš lėto, lėtai gali pakelti pirmą vieną koją, po to kitą pasivys. Pabūk minutę šitoj būsenoj. Nuleidusi kojas į kitą pusę, išlaikyk nugarą tiesiai ant grindų, kiek išeina. Ir pakvėpuok šitoj būsenoj, uždėk rankas ant pilvo ir įsijausk pilvo pakilimą, nusileidimą. Pakilimą, nusileidimą. Pasiruošk į sekančią pozą. Paimk susuktą rankšluostį ir pakiši tarp menčių aukštesnės dalies nugaros ir menčių, kad atsivertų krūtinė. Gali pasidėti pagalvę po galvą, kad būtų patogiai, ir atsigulsi ant to susukto rankšluosčio. Tiesiog daryk tai labai lėtai, svajingai, išeidama iš vienos pozos į kitą. Rankšluostis turi būti pakankamai didelis, kad jaustųsi atsivėrimas tavo krūtiniai. Įsitaisyk, užmerktom akim. Rankas į šonus, kojas plačiai, pečių plotiai. Pakvėpuok iš pilvo galo šitoj būsenoj. Įtvirtindama raudoną spalvą, savo tvirtas šaknis, kurios palaiko tavo emocijas,
paruošia tave kitom čakrom, pamaitina. Kvėpuok iš pilvo galo, lėtai, ramiai. Atverdama krūtinę, pasitikėdama savo seksualumu, jausmingumu, savo emocijom, savo kūnu. Atsipalaiduok giliau, paleisdama viską. Jaus tvirtai žemę po savim, kuri laiko tave ir sukuria saugią erdvę tau atsiverti. Ir pakartok savo, aš myliu savo kūną ir pasitikiu jo išmintim. Aš myliu savo kūną ir pasitikiu jo išmintim. Aš myliu savo kūną ir pasitikiu jo išmintim. Stebėk savo kūną tai sakydama. Atsipalaiduok dar giliau. Įsijausk į kvėpavimą iš pilvo. Ir lėtai pereisime į paskutinę pozą, tai yra drugelio poza. Išimk rankšluostį iš po menčių, gali pagalvę po galvą palikti. Pasiimk krūvą pagalvių, kurių turi šalia, kad galėtum ranką pasiekti. Ir įsitaisyk į drugelio pozą. Tai reiškia guli ant nugaros, galva po pagalvę, ant pagalvės tai yra. Ir abi kojas privesi prie savęs, link užpakalio ir jas atversi abi į šonus. Štai vadinasi drugelio poza, nes absoliučiai atversi kojas sulenktas į šonus. Ir kad nebūtų sudėtinga jų laikyti, kad nedrebėtų jos, kad galėtum giliai atsipalaiduoti, pridėk pagalvių prie dubens, link kojų tiek, kiek reikia, kad galėtų kojos atsipalaiduoti šitoj pozoj. Tai gal užteks vienos pagalvės, gal reikės dviejų, pakišti po kelienų link dubens, nes ten visas laikymas vyksta, kad galėtum atpalaiduoti. Tai yra drugelio poza su pagalvėm, kad galėtum atsipalaiduoti, kad nereikėtų laikyti kojų. Užsimerk ir atsipalaiduok šitoj pozai. Jausk visišką atsidavimą, atsivėrimą visatai,
visatos energijai. Jauskis saugi, atverdama savo seksualinę energiją ir atsipalaiduodama giliau ir giliau. Jaus, kaip žemė tave laiko. Atsiduok visa savimi, savo širdim, savo seksualumu, atverk savo jonį visatai, pasitikėk, kurk pozityvę afirmaciją, pozityvės mintis. Tavo jausmingumas ir seksualumas yra tavo jėga, tavo energija, tavo išmintis. Tavo gyvenimo energija. Taigi atverdama jauskis, kaip kiekviena dalis tavęs atsiveria ir atsiduoda pilnavertiškam, pilnam gyvenimui, visapusiškam gyvenimui. Atverk save, savo seksualią energiją, savo mintis ir širdį visatai. Paleisk blogus, negatyvas mintis. Jeigu reikia jas išjausti, jas išjausk, paleisk gėdą, susikaustimą. Su kiekvienu gilesniu atsipalaidavimu savo kojų, savo dubens, jaus, kaip paleidai ir atėjai dar gilesnį atsivėrimą, į gilią ramybę, į ryšį su savo kūnu. Išgirsk, ką kūnas tau sako. Galbūt jau šioje praktikoje ir dabar ateina minčių, kurios yra protingos, kurios tau sako, ką tu turi daryti. Išklausyk, išgirsk jas. Galbūt ateina kūrybinių minčių, leisk jom ateiti. Galbūt ateina vizualizacijų, malonių jausmų, leisk jom plėstis, atsiduok tam srautui. Galbūt įsijungia jausmingumas, erotiškumas, leisk. Atsiverdama, leisk išjausti ir negatyvesnės mintis ar baimės. Ir leisk ateiti pozityviom. Pasitikėk, atsiverk, atsiduok savo kūnui, šiam procesui. Ir pakartok, aš myliu savo kūną ir pasitikiu jo išmintim. Aš myliu savo kūną ir pasitikiu jo išmintim. Aš myliu savo kūną ir pasitikiu jo išmintim. Po truputėlį sugrįžk į čia ir dabar, pajudinama kojas,
ištiesk. Pajudink rankas, pasirąžyk. Apsikabink save dieviškai, su visa meile. Pakylėk save į gerą emociją, į gerą būseną, tvirtumą, įsižeminimą, seksualumą, atsivėrimą. Ir patikrink vieną ranką, uždėk pirštą žemiau šnervių. Patikrink, kuris yra dominuojantis kvėpavimas. Čia daryk tai atsisėdusi. Ar daugiau kvėpuoji iš kairės ar iš dešinės. Pastebėk, iš kur yra dominuojantis kvėpavimas. Jeigu iš kairės, vadinasi, atsipalaidavai, įsijungiai į atsipalaidavimo būseną, išėjai iš mąstymo, atėjai į relaksaciją. Jei iš dešinės, vadinasi, dar mąstai ir dar nepaleidai ir negalėjai atsipalaiduoti. Nieko tokio, pakartosim rytoj kitą praktiką.